yra lengva viską pasakyti ir tas niekur neprives. Policija neturėjo šitos bylos, tai kodėl mes dabar juos turim kaltinti? Tai mes galime STT kaltinti, jie neturėjo tos bylos. Byla buvo Kauno apygardos prokuratūroje ir vėliau Vilniaus apygardos prokuratūroje. Policija vykdė paiešką. Taip, policija vykdė paiešką. Taip, vykdė paiešką. Ir galbūt galėjo rasti. Visiškai tam pritariu. Surado žvejys ir korupcija Kauno policijoje yra labai didelė ir tą reikia spręsti. Bet dabar kitas dalykas yra. Aš manau, kad iš tiesų dabar vertėtų atlikti labai detalią analizę, kaip buvo šita byla tyriama. Objektyvų tyrimą. Vidaus tyrimą ar net iki teisminį tyrimą, nes iš tiesų, kaip Valdas ir paminėjo, tai, kad ponas pats Valantinas atliko savo veiklos tyrimą, kai jis pats 2 kart bylą buvo išsireikalavęs. Tie rezultatai yra niekiniai. Atlikti tyrimą ir iš tiesų pašalinti visus, kurie tame procese dalyvavo. O kitas dalykas yra labai svarbus. Kedžio mirties klausimą iš tiesų reikia ištirti labai objektyviai. Bet kas ištirs, jeigu jau yra oficialiai pasakyta? 99% įsitikinę, kad 3,7 promilės prisigėrė, sukryžiavo rankas, nukrito, pasidėjo revolverį, šokoladą, cigarečių ir dar žolės privalgė. Ne. Žiūrėkit, kas yra... Taip, aš pasakysiu, kadangi aš taip stengiuosi vis tiek šitom emociniam labai dabar laukia taip pabandyti kalbėti kitaip, gal ir nepopuliariai. Vienas dalykas yra, kas yra sakoma. Yra ekspertizė atlikta, ta ekspertizė yra filmuota, 5 ekspertai, jeigu kas nors turi priekaištų konkretiem, į juos galima atsakyti. Pauliukevičius yra ekspertas? Dabar klausimas yra toks. Pauliukevičius yra ekspertas. Nežinau, administracijų direktorius. Į tą komisiją įėjo direktorius. Pauliukaitis gal. Pauliukevičius, kuris yra direktorius, kontoros direktorius. Teismo medicinos instituto. Kuris, kiek man žinoma, iš viso šito darbo tai yra neužsiėmė, jisai ten nebuvo pasirašę. Aš nenoriu dabar jo ginti, bet jis šiaip yra profesorius. Poliulis, tas, kuris ant Pociūno irgi nematė jokių smurto žymių ir netgi nematė, kad kaulai kai kurie išimti. Jūs neverskit mane ginti jų, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Mes turim kvestionuoti, Rūta, galima aš pasakysiu? Biologas vienas ir vienas iš tikrųjų rimtas ekspertas. Mes turim kvestionuoti faktus, kurie jo nustatė, jeigu juos galima paneigti. Kas yra sakoma? Kraujyje rasta 3,5 ar 4 promilės alkoholio. 7 rasta tiek. Tai yra faktas, kaip jis atsirado. Toliau reikia tirti. Kitas dalykas. Tai, kad mirties priežastis buvo kvėpavimo takų, ten užkimšimas ir visa kita, tai yra faktas mirties priežasties. Kaip tai atsitiko, reikia tirti. Tai į tai yra atsakoma. Laukit, ką pasakė Petrauskas interpretavo šitos? Mes faktai taip, faktai yra. Taip, užspringo, alkoholis ir taip toliau. Ką pasakė Petrauskas? Mirtis nesmurtinė. Tai jau yra interpretacija. Jisai jau pasakė. Jisai iš visų įmanomų versijų, kurios yra dabar nagrinėjamas visuomenėms, jisai pasiėmė vieną, kuri buvo patogiausia tai vat įsidėstymų. Padėjo, jisai suprato taip, kaip padėjo tą kedį ten, ant to krantelio. Ir kad nereiktų toliau tirti. Aš galiu tai atsakyti, bet aš nenoriu čia būti kažkurioje tai pusėje. Bet į tai labai paprastai atsakoma, jeigu tai preciziškai žiūrint. Požymių, kad tai yra smurtinė mirtis, nėra. Jeigu kas nors turi požymį, per langą, tai čia yra atsakymas, to beje nenustatė prokuratūra, jeigu jūs tiksliai prisiminėte. Ne tos, kurie buvo šališki tyrimai. Čia yra didžiausia problema, kad mums visuomenė iš karto primetama nuomonė, kuri iš tikrųjų yra tik tai prokurorų nuomonė, nes tie faktai, juk lygiai taip pat juos gali interpretuoti, kad čiagi nesunku tai padaryti, reiškia suleisti kraują alkoholio ir ten... Tvarkoj, galbūt, bet... Čiagi viskas yra elementariai tiesiog padaroma. Tai puiku, bet iš karto paskelbiama... Kraujo nematymas, švarūs batai, žmogus vaikšto po kažkokią tai pelkę ir kažkodėl tai numiršta švariais batais, kas jį peravė? Aš galėčiau atsakyti įvairius argumentus ir vienaip ir kitaip, bet aš nematau tikslo. Elementariai dėl batų. Jeigu jisai ten pakliuvo savom kojom ir iš tikrųjų natūraliai numirė ten, tai kodėl jo šviesus batai, pavaikščius po tą purvą, kuriame jį rado ir vandenį, yra švarūs? Aš nežinau, kaip Drąsius Kedys mirė. Aš taip pat labai nustebau. Petrauskas, kurio tu tiki, pasakė, kad jisai nesmurtinė mirtim numirė. Aš nežinau, kodėl jūs minit vieną pavardę prokuroro, kuris net nedalyvauja šitam tyrimui. Čia ne prokuroras, čia yra vardenis pavardenis. Dabar aš noriu pasakyti vieną dalyką. Aš priešingai nežinau, kaip jis mirė. Aš turiu labai daug abejonių dėl jo mirties. Bet ką aš noriu šito sunkiu metu visiems pasakyti, kad vis dėlto reikia dabar rasti priemonių, kad būtų įtikinama. Kas, ne jokių santūrumų. Kas ištirs? Jeigu prezidentė aną savaitę pasakė, kad jinai neranda kandidato į generalinio prokuroro vietą. Jinai neranda.
Nes niekas nenori eiti. Jancevičius labai norėtų. Ne, niekas nenori eiti, nes bijo spaudimo kažkokio tai, arba žino, kad, arba bent jau kas gal dar galėtų pagalvoti ir dalyvauti